Mūsų svečią, prašau. Įdomu, ko užsiima jis. Pasirašykit lentoje, Laima. Jis yra Virgilijaus Aleknos antros eilės pusbrolis. Gal pusėse? Pusėse. Tai susipažinkit, ne, jis neturi nieko bendro su Alekna, man atrodo. Tai Jonai turit... Aš taip jau, kol dar galima spėlioti, kad turiu įtarimą, arba tai yra vaikų darželio auklėtojas, arba kažkas su baletu. Aurelijus Taskevičius prieš jūs, kiek supratau, nesat su juo susidūrę, nes kitai būtumėte jau pasakę, kas jis toks. Gal gestų galim užuominą kokią detektyvam parodyti. Va ir viskas. Prašau, sėskit šalia manęs ir nesimuškit. Detektyvamgi užuominą, sakau. O užuominą pradėsiu per aplinkui. Teko naršyti internete, žiūrėti NB, žodžiu, koks ten krepšininkas kiek įmetė, kas yra aukščiausias, na kas yra aukščiausias, girdėjot kas nors apie kiną? Taip, kinas yra toksai Sūnas Mingas, aukščiausias turbūt krepšininkas, 237 centimetrai. Va, tai klausimas dabargi susijęs su užsiėmimu Aurelijaus. Ir tais 237 centimetrais. Tam, kuo užsiima Aurelijus, būtent tas skaičius 237 ir yra svarbus. Žiūrovai jau mato, kuo užsiima Aurelijus. Va, o dabar nuo depiliacijų perinam prie kitų reikalų. Taigi, nuo kurio detektyvo mes pradėsim, Aurelijų? Nuo Vaido. Vaida, kadangi subtiliai akis nudelbus, tai nuo jūsų mes pradedam. Nuo šiol Aurelijus atsako tik taip arba ne. Ar jūs dirbate apsaugos sistemose, kokiuose nors tam srityje apsaugos? Siekimo, STT? Ne. Ne. Tai ir iškart pasidarė aišku, visa apsauga, tiek fizinė, tiek ne, atkrito. Jonai? Na, mes čia tuos natūralius tokius klausimus dėl to ir klausim, kad apsauga. Ar jūsų darbas fizinis? Ar fizinis jis? Fizinis. Na, turime omeny turbūt judesius tam tikrus ar kažką, na, kažkiek fizikos tame yra. Gerai. Tam pomėgiu jūs rankas naudojate, jos irgi yra įtrauktos į tai. Į programą. Į programą. Taip. Ar tai yra populiarus pomėgis Lietuvoje? Krepšinį, čia vėl turiu omeny Radzevičius. Tai populiarus pomėgis Lietuvoje. Ne, tai gal ten, žinai, koks nors retas ten šmikšmukšpakš. Ar jums reikalinga uniforma? Ne. Ne, gali žmogus ateiti bet kaip ir vykdyti savo pomėgį. Taigi dar vienas ne. Klausimo teisė perina Laimai. Noriu paklausti, ar tie 2,37 centimetrai, ar ne, reiškia, ar apibūdina tą daiktą, kurį jūs naudojate savo pomėgio metu? Ne. Kaip po to daikto fizinio, kaip mes jį galėtume apibūdinti? Ne, ne. Taip, neįtakoja. Raimondai, klausiam toliau, dar vieną gyvybę sudeginot. Ar šiam pomėgiui realizuoti yra svarbus ūgis? Ne. Ne ūgis, o smūgis galbūt svarbiau, čia visai gali būti. Ne. Dar vienas ne ir Vaida klausia toliau. Ar tai susiję yra su sportu? Taip. Plačiaja prasme, taip. Ar toj sporto šakoj jūs žaidžiate liesdamas savo priešininką? Ne. Kontaktas. Imtynės, galvo imtynės, turime omeny. Ne. Nekontaktuoja su priešininku šitam sporte Aurelijus. Liko pusė gyvybių. Ar jūs sportuodamas naudojate kažkokius instrumentus? Tai gali būti... Hanteliai, kamoliai. Na, kažką naudojate. Taip. Taip. Štanga. Ar jūs juos 237 kg. Sportuodamas paleidžiate iš rankų? Taip. Ar galima sakyti, kad jūsų sporto šakoje, dabar reikia paklausti, ar kuo sunkiau, ar toliau? Jo, o kaip mandrai paklausti? Ar jūs toje sporto šakoje tą įrankį, kur turite, sviedžiate į tolį? Taip. Tai spėjom? Ar tas daiktas, kurį jūs sviedžiate, yra metalinis? Taip. Ar tas daiktas apvalus? Ne. Ne, jis neapvalus, Jonai. Tai ne diskas. Visom prasmėm neapvalus, vadinasi, tai ne diskas, ne kamolys ir ne boulingo rutulys. Laima? Ar šitoje sporto šakoje rezultatui įtakos turi atstumas? Ne. Kuo toliau numest? Ne. Atstumas, va, rezultatui neturi įtakos. Na, jie tiskui ir plaktukai. Raimondai? Čia ne olimpinė sporto šaka. Taip. Taip, ne olimpinė. Gudriai paklausai. Ne olimpinė. Moteris nežaidžia? Ne, turbūt nes žaidžia. Taip, atsakymas būtų ne, nes moteris gali žaisti. Taigi ne.
Moteris žaidžia. Dar vienas ne ir lieka 2 ne ir prakišit. Vaida, klausiam toliau. Ar jūs naudojate įrankį tam vėliau daiktui nustumti? Nustumti, patraukti ar naudoti Patraukti. kokį įrankį? Ne, jokių įrankio Aurelijus nenaudoja. Dar vienas ne. Išsiaiškinkit, kas ten ko paklausė. Na ir juokingiausia laidos dalis lieka 1 gyvybė ir sprendžiant iš Jono išraiškos spėjimas gali būti taip tik tai durant pirštų į akį. Ar visgi yra variantas? Gerai, aš manau, kad jūs esate nunešęs kažkokį tai svorį 2,37 m. Pavyzdžiui, Savicko antros eilės mano pusbrolis. spėjimas kokio nors karučio stumėjas. Ne. Geras sportas? Ne, Jonai neatspėjot. Tai spėjam, kad Tai aš galvoju, mėto jis mūsų kad Aurelijus jūs 2,37 m kažką metėt. arklį. Arklį. Aš nežinau, kad jeigu tai ne kerlingas, tai tada aš manau, kad tai yra O jeigu tai gyrios metimas? gyros metimas 2,37 m ir gyra labai smarkiai svėrė. Tokia smarkia gyra metat. Esat gyros metikas? Nu ne. Gyros gerikas? Irgi ne. Nei metikas, nei gerikas. Raimondai? Sunkumų tampytojas. Ne. Na, visokių buvo variantų. Stumikas, metikas, tampytojas, bet ne. Aš tikrai neatspėsiu tos sporto šakos, bet man atrodo, kad tai yra kažkas su gana smulkiais daiktais, ar su vienu smulkiu daiktu, kažkas to. Nu, tai spėkit. Tai negyra. Aš tikrai nežinau, kaip ta sporto šaka vadinasi, bet tai Tai yra... savai žodžiais pasakykit. Ką reikia daryti toje sporto šakoje? Toj sporto šakoj... Nu, kažkas susijęs su kažkokia tai plokščių daiktų, su... Ruletė. Gal sakot, nežinau. Kažkas su, sakykime, su kamoliuku ir kažkoks metimas į kamoliuką, kažkokią duobutę turi pataikyti. Metimas, duobutė. Ai, na taigi ne, Vaida, ten prie ko jūs apie ruletę kažko tai taip galvojot, na panašus čia šitas daiktas, bet nesukamas, kiek suprantu, ar ne? Čia yra tos strelytės, duobutės, kamoliukų čia nėra ir kamoliuko į duobutę mes nemėtom. Tai Aurelijau, kas jūs esat? Dartai arba lietuviškai smegenis būtų. Čia datytė. Jo, čia datytė. Metalas. Sakykite, prašau, ką reiškia šitas? Šauki lauką. Čia kada sumeti strelytės į šitą ratą, tada ateini ir įsiimi. 237 cm, ne? Dar viena užuomina. Kas tai yra? Tai yra atstumas nuo taikinio iki linijos, nuo kurios yra metama. Tai sveikinu. Aurelijus Staskevičius pasiima pinigus, kurios tikrai lengvai, sakyčiau, uždirbo. Detektyvai nori paspausti su tvirtą ranką. Pagaliau tą stebuklingą ir įdomi, kas tu toks žaidimo dalis, kuomet mūsų detektyvai užsideda prabangias